Šokis. Bet man jau atsibodo šokiai pasirodymai, iliuzionistai. Aš esu kšatrijos, aš noriu kautis. Kiek galima sėdėti? Aš užkariavau pusę Indijos, sugrioviau daugybę šventyklų. Višnų šventyklą, kas sugriovė? Tu sugriovė. Kas sugriovė Krišnos šventyklą? Tu sugriovė. Kas susprogdino Budos šventyklą Afganistane? Jūs man. O dabar aš tiesiog nuobodžiauju, yra kas veiksi. Abdurachmanai, pas mane. Ateik čia. Klausyk, Abdurachmanai. Tavo tėvas buvo geriausias mano draugas. Reikia kažką tai daryti, neįmanoma. Abdulatipai, ateik čia. Patį pagrindinį astrologą. Atveskit į rūmus. Bėgu. Einam kitai. Sveikas kviečia. Anksto rytas. Šveitais matas. Tai čia šeikiai, jūsų prašytas astrologas. Ko padėjo viską nustatyta? Meldžiamasis, kuris iš jūsų indų dievų yra pats galingiausias? Minutėlę. Žvaigždės daug kas sako. Visų aukščiausias yra viešpats Krišna. Tačiau Nagi, sakyk. Tačiau aukštesnis, vyresnis už jį yra jo brolis Balarama. O kodėl Ir galingesnis. Kodėl? Nes jis yra vyresnis. Taip pat jį vadina Gaudži, Ananta Šeša ir viešpačiu Nityananda. Man jau kraujas verda. O kur jį galima rasti? Minutėlę. Aš noriu su juo susigauti. Šįkart žvaigždės neatsakė. Tačiau iš bendro išprasimo turėtume žinoti, kad jis gyvena jo šventykla yra Vrindavane. Gal jau galės veikti. Vaikai laukia. Keliauk sau sveikas. Paliksim tave gyvą šį kartą. Šiaurės Korėjų naujas diktatorius. Abdurachmanai, Abdulatipai. Negaliu, kraujas verda. Reikėtų kaip nors apsilankyti. Vrindavanas yra 80 km nuo Agros. Taip kad mes per vieną dieną mes ten nukeliausim. Abdulatipai, atnešk mano kardą. Sugriausim visą šventyklą. Išniekinsim dievybės. Sugriausim. Jūsų kardą. Šitą kardą man padovanojo paskutinis samurajus
Tomas Krūzas. Kiek daug priešų aš esu nugalėjęs su juo. Šį kartą teks susikauti su ypatingu, pačiu galingiausiu indų dievu. Kiek aš jų šventyklų esu sugriovęs? Kas sugriovė Višnų šventyklą? Tu šeikai. Tu! Kas sugriovė Brahmo šventyklą? Jėgi tu! Tu. Kas susprogdino Budos statulą Afganistane Vėlta! pernai. Gerai, reikia dabar sugalvoti planą. Abdurahmanai, tu sukelk visą kariuomenę. Rytoj, auštant rytui, mes iškeliaujame. Nugalėti Daudžį. Abdurahmanai, Abdulazipai, kiek kilometrų iki Vrindavano nuo Agros? 80. Mes keliaujam keista, mes keliaujam jau visą dieną, bet kažkaip tai nesimato jokios šventyklos ir aplinkui čia aplamai žmonių nesimato. Keista. Na kągi, dabar įsakykit kariuomenei visiems ruoštis nakvyniai, rytoj tęsim savo kelionę. Labai keista. Nieko negaliu suprasti, keliaujam antrą dieną, prie Daudžį šventyklos. Kaip nematyt, taip nematyt. Ar tik nebus mūsų apgavęs tas nelemtas astrologas ir kažkokie keisti senoviški indiški žemėlapiai. Ką jūs galvojat? Gal pradinga? Keista. 80 mylių, o mes kaip išprotėję, žirgai nuo kojų nuvaryti, visą kariuomenę demoralizuota, o mes niekaip negalim prijauti kažkokios Daudžį šventyklos, kažkokio tai Vrindavano. Na ką darysi, saulė jau leidžiasi. Dar viena nakvynė bus. Viskas. Sustojame, sakykit, kariams sustoti. Jam sustoti. Ne, nieko nebegaliu suprasti. Trečia diena, o rezultato jokio. Galbūt reikia kažką tai pasiklausti. Atveskit man ką nors pagaukit kokį vietinį gyventoją. Taip pat šeikai. O, vienas.
Ką gėriai kažką. Pagarbiau elkitės su juo, vis dėlto tai Vrindavano gyventojas. Sakyk man, žemasis, mes ieškom Daudži šventyklos, o štai jau keliaujam nuo Agros. Jau 3 dienas ir niekaip negalim prieiti. Gal kartais žinai kelią? Ten. 15 minučių. Ar tikrai? Tikrai. Gerai, Abdurachmanai, Abdulatypai, įsakykit kariuomeniai tęsti žygį. Ką su šito darysim? Paleiskit jį. Bėk, laisvė. Abdurachmanai, Abdulatypai, Taip, šiaip. ką praneša žvalgai, kokie rezultatai? Mes jau keliaujam 4 dieną. Kol kas jokių rezultatų. Daudži šventyklos neegzistuoja. Tas žmogelis sakė, kad 15 minučių, bet tai tos 15 minučių kažkaip jau užsitęsė. Ką praneša žvalgai? Žvalgai nieko nematė, jokių rezultatų negali. Atveskite dar kokį vieną, kaip ten jį, Bridžią Basį. Atveskite man dar vieną. Pat šeikia. Čia panašus į vietinį gyventoją. Ką, moteriškį radot? Atveskite čia. Eis tam pašeikia. Sakyk man, žemoji, mes jau visai iš kojų įsimušėm, niekaip negalim aptikti vienos šventyklos Daudži. Gal tu ką nors girdėjai? Taigi čia ne 10 minučių kelio, už posūkio. Į kurią pusę? Čia pat už posūkio, kelias minutės kelio. Apdovanokit ją ir paleiskit. Nu ką, bandysim eiti? Eim, čia tau auks. Oi, man atrodo, kad ir ta moteriškė bus mus apgavus. Jokio rezultato. Abdurachmanai, Abdulatypai, ką sako žvalgai? Žvalgai ir vėl nieko naujo nepasakė. Tik tai nereikės grįžti atgal į Agrą, nes mano kovinė dvasia jau visiškai palaužta. Dar ne visiškai. Atveskite dar vieną pavadžią, gal 3 kartas nemeluoja. O, tik pažiūrėkit, kur jūs tokį radot? Kur tu gyveni? Vrindavane? Kaip tavo vardas? Klausyk, jeigu meluosi, sakysiu tave pakartint sausos šakos, bet jeigu pasakysi teisybę, būsi gerai apdovanotas. Ar tu ką nors girdėjai apie Daudži šventyklą? Negirdžiu. Jo. Kur jinai yra? Sakai tiesiai. 5 minučių kelias. Į kurią pusę? Į kurią pusę tavęs? Tai. Jis nemeluoja. Gerai. Duokit jam
smulkių. Va, auksinių tau ir saldainių. Auk. Galim bėgti, laisvai. Gerai, o mes veskim savo žygį. 5 minutės, na tikėsimės, kad bent per valandą nueisim. Ne, berniūkštis panašu, kad irgi bus apsimelavęs. 5 minutės kelio. Visą valandą. Nieko nebus, nieko nebus. Tai čia jūs einate į tą pusę. Kiek aš girdėjau, mūsų kariuomenė yra vienas indusas. Kaip ten jo vardas? Abdulazizas. Abdulazizas. Atveskite man Abdulazizą. Abdulazizai. Bet mano plane. Kelkis. Klausyk, Abdulazizai, papasakok man apie savo praeitį, kur tu esi gimęs? Aš Vrindavane gimęs. Tai tu pasirodo Vrindavano gyventojas. Kaip tavo tikrasis vardas? Krishnadasas. Krishnadasas? O tai kaip tu į mūsų kariuomenę patekai? Su paėmimu. Tiesiog paėmė? Paso nepaprašė? Klausyk, tik čia. Niekaip negaliu suprasti, mes jau štai savaitę keliaujam ir niekaip negalim įveikti to 15 minučių kelio. Gal tu, žinai, čia kažkas, man atrodo, čia kažkas ne tai. Kur čia šuo pakastas? Daugiau negu taip šiaip sau. Tiesiog, kol nesiduosime, Negirdžiu, garsiau sakyk. kol nesiduosime viešpačių, kol nepriartėsim prie šventyklos. Sakai, reikia atsiduoti? Taip. Visa širdimi. Padarami viešpačių. O kad su juo susikauti kaip nors? Nemanau. Bet kaip aš jam atsiduosiu? Aš visiškai nenoriu jam atsiduoti. Nu, čia viskas visi priklausomai. Sakai, nėra jokio kito kelio? Nėra kito kelio. Jeigu ateisime prie šventyklos auką, mes jam visada. Išveskit jį. Atsiduoti Bet ponė, viešpačiui? Niekada. Kažkokiam tai indų dievui? Ponė, ką aš čia? Nieko panašaus. Nedrįskit! Mes vis tiek nueisim tą. Nedrįskit! Kas neatsitiktų? Atsiduoti. Alachui reikia atsiduoti. Kas čia per atsidavimas gali būti? Kas sugriovė Višnų šventyklą? Tu išeik. Kas sugriovė Šivo šventyklą? Tu išeik. Kas susprogdino Budos statulą Afganistane pernai? Tu išeik. Atsiduoti. Kaip galima atsiduoti, aš nesuprantu. Mes bandėme nukeliauti į tą šventyklą, nieko nepavyko. Žmonės sakė, kad 15 minučių kelio, 10 minučių kelio. Kas čia per garsai? Kas čia per garsai? Ar jūs girdite tą patį, ką aš girdžiu? O kas ten Kauno papėdė, kas ten matosi? Kažkokie vaizdai. Kažko man sukasi galva. Sveikas, doktor. Oi. Kažkas man ne taip, kažkas tai darosi. Aš matau kažkokias tai karvės, kažkokius tai piemenys.
Viskas, įsakykit kariuomeniai. Ilsėtis. Ir išjungit šviesą. Aš irgi noriu. Kariai atsistos. Skauda galva. Abdurahmanai, Abdulatipai, nežinau, kas man darosi, man vaidenasi. Kažkoksai tai gražus jaunuolis bando susikauti su manim. Aš matau jį savo vizijoje. Jis toks nuostabus. Aš nieko panašesnio nesu matęs. Ir tikriausiai mes tikrai nepasieksim tos šventyklos, kaip sakė Krišmetesas, kol visiškai nesiduosim jam. Bet kažkas tai iš vidaus man sako, kad aš turiu jam atsiduoti. Matau šventyklą! Ką? Ką? Kur? Kur šventykla? Už kalno! Ai. Kokia nuostabi šventykla, žiūrėkit, mes pagaliau ją priėjom. Kokios nuostabios dievybės. Abdurahmanai, Abdulatipai, nusilenkit. Lenkis. Niekada nesu matęs tokių gražių divybių. Grauti šventykla? Ne, jokios kalbos negali būti apie tai. Pakvieskite man Virpudžiarį. Kaip tu sakai? Sakau, sveikas. Pagaliau priėjom jūsų šventyklą. Papasako, kaip čia jūs gyvenat, kaip laikosi daudžiai, kaip laikosi dievybės. Dievybės laikos gerai, aš jau nuo seno esu. Dar Vytauto laikais, mano senelis čia trakuose pudžiariavo, tai nuo to laiko ir mūsų čia visa karta. Klausyk, kaip ekonominė padėtis jūsų? Ekonominė puikiai. Gerai gyvenam, šiaudais kūrenam. Reikėtų jums gal iški kokio žemių, aš čia aplinkui valdau praktiškai viską. Valdot. Ne, kad turim viską. Ne. Abdurahmanai, Abdulatipai, Taip, šiai. rašyk įsakymą. Paskirti daudžiai šventyklai aplinkinės žemės, 4 karavanus aukso, 1000 dramblių, na ir priedo 4000 karvių. Rašyk. Bus padaryta šiai. Gerai. Ir tegul tas įsakymas būna saugomas Vrindavano muziejuje, kaip didžiojo Aurangzebo nurodymas padovanoti daudžiai šventyklai auksą, žemes ir kad dievybė ten būtų garbinama per amžius. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram.
ar koks? Ir